tas supratimas. Ir toliau užaugus iš tiesų kažkaip gyvenimas klostėsi mano labai tvarkingai, labai gražiai. Netgi, sakyčiau, lydėjo sėkmė gyvenime, nes atrodo, kuo užsiimi, ką imiesi, tiesiog viskas taip plaukiančiai, viskas keliavo ir pagalvojus, kaip viskas puikiai klostėsi. Ir šeima, ir namai, ir politikoje dalyvavau, tai net juokdavosi, sako, jai nieko nereikia, kiti ten pristatinėja savo kažkokius, tai užtekdavo prisistatyti, ten ir etikos komisijoje buvau 12 metų, 4 kadencijas, žodžiu, kur tik tai beidavau, tikrai ta sėkmė lydėjo. Ir vieni mokslai, kiti mokslai, tiesiog buvau tokioj gyvenimo euforijoje. Ir kur tik prisiliesdavau kažkokią gyvenimo etape, viskas buvo sėkmingai. Iš tiesų, to Dievo ir nepažinojau, nes tiesiog kaip gera buvo gyventi. Bet ateina momentas, kada pradeda viskas po truputėlį byrėti. Ir tu to nesuvoki, ir tu to negali suprasti. Iš tiesų, gal prasidėjo nuo mamos, nes aš esu kilusi iš Molėtų, esu molėtiškė, užaugusi Molėtuose. Ir labai buvo artimas ryšys su tėveliais, su mama, tiesiog buvau labai geros draugės. Mes tiesiog bendraudavom kasdieną, aš Panevėžy su šeima gyvenau. Ir vieną dieną tiesiog buvau labai gražiai pasipuošusi, ruošiausi į šokių konkursą, mėgau šokį, dainą. Ir paskambinę namiškiai pasakė, kad mama išvežta į animaciją, kad labai yra blogai. Tiesiog net ir tokiu metu aš tokia buvau, atrodo, egoistiška, užvaldyta tokios puikybės, net ir to nenorėjau suprasti. Tiesiog, kad kažkas yra blogai, tiesiog brolio šeima tada buvo namuose su tėvais. Tai netgi pasakiau, sakau, tai vežkit mama kur nors Vilnius netoliese viską, tai šitiek daktarų ir jūs kažką tai padarysite. Tiesiog net nenorėjau priimti tokių žinių ir tiesiog jau mane nugesino tada pasakė, kad gal tu jau ne į šokių konkursą važiuok, o važiuok tiesiai į Molėtus, nes praktiškai mamos jau nebėra. Tai ir nuo tada pradėjo viskas byrėti. Iš tiesų buvo didžiulis smūgis, mamos netektis. Aš labai sunkiai atsigavau pusę metų, po darbo penktadienis visada važiuodavau pas tėtį. Kartu mes būdavom visą savaitgaliais pusę metų ir iš tiesų pajutau tą didžiulę tuštumą ir viskas prasidėjo. Pradėjo šeima byrėti, atrodo irgi taip viskas puiku, aš čia tokia graži, čia tokia šeima, pati nuostabiausia, kitų akyse. Pasirodo, vyrų nusibodo, jam reikia naujovių kažkokių kitos žmonos ir pasakė, kad tiesiog mes nebegyvensim kartu. Tai tiesiog tokie dalykai pradėjo kojos vysti iš po žemės ir pradėjo viskas byrėti. Viskas byrėti, pasinėriau į depresijas, tiesiog šėtonas mane visą pradėjo, užvaldė visą. Tiesiog prasidėjo visokie negalavimai, galvos skausmai, skrandžių, rūgščių kilimai visokiausi, smaugimai. Aš tiesiog net jausdavau fizinį šėtono prisilietimą. Jisai tiesiog smaugdavo mane per gerklę, aš dusdavau, kosėdavau. Aš tiesiog buvau visapusiškai sužlugdyta ir kai prieini prie tokios kondicijos gyvenimo, tokios tiesiog nebesinori gyventi. Bet tik tai tiek, kad buvo paauglys sūnus, kuris nuolat ramindavo, kuris nuolat glostydavo man ranką ir sakydavo, kad viskas bus gerai, viskas praeis. Turėjom gražų namą, pasistatę centre. Iš tiesų, aš dar bandžiau kovoti ir bandžiau tarti su savo
tuometiniu vyru. Jisai norėjo parsivesti kitą moterį ir pasakė, kad tiesiog aš trukdau tuose namuose, tai dėrybas vedžiau, kad galėčiau išeiti tuo metu su vyru, su sūnum. Ir tiesiog išgyvenau tokį psichologinį labai didžiulį smurtą. Fizinio smurto tikrai nebuvo, bet tiesiog buvo nepakeliama gyventi. Galop jisai tėčiui paskambinęs pasakė, kad jeigu nieko nedarys, tai vaikas našlaitis liks, ir tiesiog prasidėjo grasinimai. Aš tada nežinau, kad jisai jau buvo ligonis, sirgo psichinė liga. Vėliau tai paaiškėjo ir tiesiog brolis atvažiavęs išvežė iš tų namų. Ir tiesiog turėjau glaustis pas žmonės. Ir viskas subyrėja, sveikatos nėra, viskas skauda. Ir va tokioj nevilty pamatai, kad gyvenimo prasmės nebėra, nieko nebėra ir niekas tau nepadės. Ir tu nežinai net kur kreiptis, tu nesikreipi kažkokius specialistus, nes viduje yra tokia tuštuma, kad tu nežinai, kas su tavim darosi. Tai šiandien aš kalbuosi su šypsena, kalbu, pasakoju ir tie prisiminimai iškyla, bet aš šiandien tokia be galo džiaugsminga, kad atėjo Jėzus į mano širdį, o kai jisai ateina, tai iš tiesų viskas pradeda keistis. Ir tada be abejo sutikau savo dabartinį vyrą Darių, kuris parodė tą kelią, atvedė į šitą bendriją, pradėjo vežioti mane į va tokius banketus, į Ukmergę, į Kauną, visur. Ir jis mane nuramino, sako, pamatysi, tau viskas bus gerai. Jis toks buvo ramus ir aš galvoju, kaip man viskas taip blogai, aš nieko neturiu, nei namų neturiu, nieko. Tada buvau paskolą pasiėmusi, tiesą, kad negyvenčiau pas svetimus žmonės prisiglaudusi. Tai buvau iš banko paėmusi paskolą ir bute gyvenom. Ir aš klausydama va tokių liudijimų, kaip aš jums dabar liudiju, žinokit, aš nesupratau, kame reikalas. Aš iš tokių liudijimų, žinokit, juokiausi. Aš juokiausi, kad kažką gali Jėzus išgydyti. Aš juokiausi, kad kažkam gali skolas padengti Jėzus, kažkoksai tai Jėzus. Ir tiesiog aš nežinau, kiek laiko man buvo visi tie liudijimai, tiesiog jie man nerealūs buvo, kol Dievas pats nepradėjo veikti mano gyvenime. Ir aš taip pat skolą turėjau banke ir nuvažiavusi mokesčių inspekciją vieną dieną jie man pareiškė, kad tokia suma pas jūs čia susikaupus yra, taip ir taip. Ir dar aš nesuprasdama ten tos sumos, tai man įvardina ir ta suma buvo lygiai tokia pati, kokia buvo mano banke, ten kiek tūkstančių skola. Ir tiesiog, kad pirmas galbūt buvo toks prisilietimas, kada aš nesuvokiau, kas yra, kad tas Jėzus, kurio čia nėra, gal jis nestovi, bet jisai veikia ir jisai savo tvarką daro, mato tavo širdį ir tave valo ir tavo gyvenimą po trupučiuką keičia. Ir aš atsimenu, dar paklausiau tos darbuotojos, apie kokią jūs šią sumą kalbate, nes jinai pasakė, kad ta suma yra didelė ir negalės man išmokėti per vieną kartą, tai mėnesio laikotarpį ją man sumokės. Tai aš tada tik tai supratau, kad mano skola yra padengta ir tai yra tik tai vienintelis asmuo, kuris galėjo ją padengti. Ir tiesiog šiurpuliai ėjo per kūną, aš nulipusi sėdau automobilį, aš negalėjau vairuoti, aš tiesiog tokios buvau apimta, tokios šventosios dvasios, tokio prisilietimo, kad Darius skambino, sakau, tu žinai, sakau, Jėzus mano tą skolą padengė. Ir tiesiog iškėlė tuos žmonės, parodė, iš kurių aš juokiausi. Tai kieno buvo ta skola padengta. Ir va taip ir po truputėlį išgydė mane, išgydė Viešpats, be jokių vaistų, be jokių gydytojų, be jokių nieko. Po truputėlį tiesiog atstatė visą tą organizmą.
bet maldų dėka, tikėjimo ir varė tiek fiziškai, tiek dvasiškai jis mane tvarkė visą gyvenimą. Be abejo, aš gailėjau labai to gražaus namo, apie kurį svajojau, nes ten buvo tikrai mano daug įdėta, kai buvęs vyras sakydavo, tu mano vyriausioji čia dizainerė, čia ir spalvas visas, aš norėjau čia labai ryškaus geltono namo, čia pati derinau tas spalvas, ieškau, bet tiesiog ir vis tiek moters širdyje, žinote, dar yra to žaizdos, kada tu lieki gatvėje ir tas namas yra, kažkas ten kita moteris šeimininkauja, tai be abejo, to žaizdos buvo labai gilios ir tiesiog, bet vėl Darius mane ramino, sako, Dievas tau viską duos su kaupu, tu turi paleisti, tu turi nepykti, tu neturi apykantos turėti tam žmogui, kuris tave įskaudino, per kurį tu likai gatvėje ir tiesiog taip jis ir davė. Jis viską davė su kaupu man. Ką aš praradau, kas buvo atimta iš manęs, viską aš gavau. Ir kaip aš sakau, labiausiai dėl to namo, dar ten teisiausi, ėjau per teismus, per visas instancijas, o jisai su kita moterim tiesiog pasisamdęs ir iš Kauno po kelis advokatus, tiesiog ten mane niurbė tuose teismuose ir tiesiog buvo irgi didžiulis nusivylimas ir ko pasekoje, aš manau, ir tėtis mano iškeliavo, nes tėvam būna labai skausminga, nes jis irgi daug prisidėjo prie to namo statybos ir jis negalėjo iškęsti, jam tie teismai buvo be galo skausmingi ir po metų, po kiek ten aš praėjus laikotarpį infarktas ir reikėjo jį palaidoti, tiesiog neliko net tėčio, tai tokių atrodo taip viskas neteisybė, taip viskas skausminga. Tai va, o dėl to namo, tai Dievas davė tą namą, davė namą dar geresnį. Taip aš juokauju, liūdėjime vis būna, ten, kai prieš tai tas namas buvo, norėjau ten tokių balkonėlių ir ten darau, mano visi yra sakydavo, čia per brangu bus įrengti, ten dar kažką ten jau nepaisė mano ten tų norų kaip moters. Tai tas buvo toks balkonėlis metras ant pusantro, ten toksai truputėlį, ten tik tai, aleva toksai. Tai dabar kaip davė Dievas tą namą, tai aš juokauju, 6 balkonus davė tame name, laiptiniai balkonas kiekvienam kambarį, net vonios kambarį davė balkoną. Tai ar ne jisai, sakau, tu jau juokdarys, tai man dar pataiso, kad perskaičiuoju, kad 8 balkonai, nes dar yra ten tokia veranda, tokia oranžerija ir iš šonų dar tokie išėjimai yra balkono. Tai aš sakau, viską Dievas atstatė. Pirmiausia, atstatęs visą sveikatą, visą išgyjimus visus į namus, davė gyvenimą ir labai norėjau dukrytės visą gyvenimą, nes sūnų auginau, tai davė ir dukrytę, tai iš tiesų šiandieną džiaugiuosi tuo gyvenimu ir galiu liūdyti ir liūdiju šiandieną visur, kur tik būnu, kad jisai toksai realus, kad jisai atstato viską, kas mumise yra negerai, ką mes prarandame, tik tai mes būkime visada budėjime, būkime maldoje, pasitikėkime, kad jisai yra gyvas, kad jisai šiandien mūsų gyvenimuose veikia ir jisai yra realus asmuo, tik tai priimkim jį širdimi, priimkime savo visą esybę, ką mes gyvename ir pamatysite, jis tiesiog daro stebuklus. Šiandien be jo nei žingsnio. Nesvarbu, kur būdama, ar ko reikia, ar kažkur tai, ar darbe, galėčiau daug pasakoti, dirbu mokykloje, stebuklus daro su mokiniais, mes vidury matematikos kontrolinio pradedam giedoti giesmes, kai šventoji dvasia užeina. Tiesiog tiek liudijimų turiu, kad tiesiog nesinori labai įsiplėsti, bet tik tai viena, kad jisai yra ir mes tikėkim jo. Ir prieš giesmę norėsiu jums sugiedoti vieną giesmę. Ta giesmė yra tokia prieš istoriją. Vieną vakarą vėlų, dar maža mūsų Alanta buvo, jai dabar 10 metukų, gal buvo 2 kokie metukai. Aš internete
ieškau giesmių, neieškau, bet tiesiog žiūriu visas giesmes, klausausi ir išgirstu vieną giesmę. Išgirstu vieną giesmę, kurią išklausiusi išgirstu visą savo gyvenimą, kokį aš jį pragyvenau, kuo domėjausi, kuo džiaugiausi. Jaunystėje buvau tokia romantikė, mane viliojo žvaigždės, smėlis, kopos, kalnai, atsimenu Slovakijom, Kopako viršūnės atsistojusi. Tiesiog iškėlusi rankas, šaukiau, galvoju, kokia didybė, bet tada aš Dievo nepažinojau. Bet kai aš tą giesmę paklausiau, man Dievas visą iškėlė mano jaunystę, visą mano gyvenimą, ką Jis man davė šiandien ir kas buvo, kai Jo dar nepažinau. Tai tiesiog man šiurpuliai ėjo tą giesmę klausantis ir sakiau, šitą giesmę aš visur giedosiu, tai aš nežinau, jau gal 2 metai, kur tik tai būnu, tiesiog giedu tą giesmę, kokie nuostabūs tavo darbai ir norėčiau jum irgi sugiedoti. Tai yra mano gyvenimas šito giesmėj, ką aš išgirdau, ką jūs išgirsit. Kokie nuostabūs tavo darbai, nuolatos aš girdžiu tavo balsą, aidi ūžauja vėjo garsais, tyliai šnauždami krintantis lapai, tas vaidinantis aukštis kalnų, paslaptingas